Sveiki, mano vardas Ingrida. Esu sertifikuota ezoterikė, psichologė, astrologė, transformacinių žaidimų vedėja. Bet šiandien ne apie tai. Šiandien aš noriu pasveikinti jūs su artėjančiais naujaisiais metais ir kartu su restoranu Rūta padovanoti jums Lenormand kortų prognozę visiems 12 zodiako ženklų. Iš viso širdies noriu pasveikinti visus restorano svečius, kolegas, draugus ir mūsų miesto gyventojus su artėjančiais naujaisiais metais. Noriu palinkėti kiekvienam geros nuotaikos ir šilumos, sveikatos, įdomaus ir gerai apmokamo darbo, ištikimų draugų ir lojalių vadovų. Ir tegul šie metai kiekvienam būna nors truputį geresni už praėjusius. Taigi, specialus rytų horoskopas su magiška Lenormand korta 2024 metams. Kogi kiekvienas ženklas gali tikėtis drakono metais? Ateinantis 2024 metai bus tiek vidinių, tiek išorinių pokyčių metai. Drakonas stengsis atskleisti mūsų talentus ir padaryti juos šiek tiek labiau matomus išoriniam pasauliui. Tad kaipgi sutikti naujosius 2024 metus, kad įtiktume drakonui? Metų globėjas – jaunas, žingeidus, gobšus, žalias medinis drakonas. Vadinasi, ir naujus metus reikia sutikti ryškiai, šviesiai, sodriai, sočiai, aktyviai, linksmoje kompanijoje, su petardomis ir skambiu juoku. Manau, restoranas Rūta tikrai puikus pasirinkimas. Dovanas geriausia supakuoti į daugiasluoksnes įvairiaspalvės pakuotės, kad sužadintumėte drakono smalsumą, o išpakavimą paverstumėte įdomia veikla. Žaiskite su kiekviena dovana ir negailėkite šiltų asmeninių žodžių, bei linkėjimų visiems dovanų gavėjams. Drakonas tai tikrai įvertins. Drakonas. 2024 metai drakonams bus palankus. Metų šeimininko globa leis jiems sustiprinti finansinę padėtį ir kilti karjeros laiptais. Tačiau metai bus neramus. Sėkmė keisis su problemomis, kurios gali reikalauti skubaus sprendimo. Iš esmės, metai bus karšti, reikės skubėti. Skubėti dėl to, kad išvengtumėte situacijos pablogėjimų. Meilės reikalų srityje drakonų laukia sėkmė. Jei jie nori užkariauti kažkieno tai širdį, galima drąsiai žengti į priekį. Drakonas tai tikrai įvertins. Yra tikimybė, kad metų pabaiga jiems baigsis linksma puota ar netgi vestuvėmis. Jei norite pagerinti finansinę padėtį, tai pavasario mėnesiai bus patys palankiausi, ypač gegužės mėnuo. Tačiau pinigai šiaip sau nenukris iš dangaus, tikrai degs gerokai pasistengti. Gandrų korta taip pat rodo permainas. Ir sako, kad permainos neišvengiamas bus kitais metais. Nuo nuotaikų kaitos iki netikėtų kurorto bilietų pirkimo. Metai tikrai bus labai aktyvūs. Galbūt norėsite pertvarkyti savo namus ar darbo vietą. Nesipriešinkite šitiems impulsais. Jie pakels nuotaiką, pagerins jėgų ir energijos srautą jūsų kūne. Žodžiu, ateinantis metai bus sąstingio laikotarpio pabaiga. Taip pat galite sulaukti neplanuotų svečių ar netgi patys spontaniškai įsigyti bilietus į egzotišką tolimą šalį. Taip pat gali tekti tvarkyti tėvų reikalus. Gyvatė. Gyvatei drakono metai gali būti sudėtingi profesinėje srityje. Šio ženklo atstovams teks spręsti sudėtingus uždavinius ir kartu bandyti nugalėti konkurentus. Kai kuriuose atvejuose jiems gali būti naudingiausia laikinai pasitraukti ir išlaukti patogaus momento. Pinigų pritraukimui gyvatėms ypatingai sėkminga bus antroji metų pusė. Tačiau tam pirmoje metų pusėje reikės daug ir nesustojant dirbti. Ko reikėtų pasisaugoti? Gali išaiškėti, kad žmogus iš artimos aplinkos nėra nuoširdus ir slepia akmenį kišenėje. Šio ženklo atstovams ateinančiais metais reikėtų būti budriems ir per daug nepasitikėti kolegomis, nes galimybė būti išduotam yra gan didelė. Naujus romanus gyvatėms taip pat reikėtų pradėti atsargiai. Santykiai gali atnešti ne džiaugsmą, o liūdesį. Lenormand korta knyga sako, kad kiti metai bus labai palankus įsigyti naujų žinių.
Knyga simbolizuoja mokymąsi ar kažkokį tai mokymosi procesą. Todėl nenustebkite, jei susidomėsite kažkokiais tai kursais ar tiesiog norėsit pakelti savo kvalifikaciją. Taip pat gali tekti įminti sunkią mįslę, kad padarytumėte svarbų atradimą. Tai gali reikšti neišvengiamą kokios nors paslapties atskleidimą arba tiesiog parodyti, kad susidūrite su kažkuo, kas jums bus nepažįstama. Ir norėdami išspręsti šį galvosūkį, turėsite sukti galvą ir kreiptis į kitus informacijos šaltinius. Dar knygoje gali būti nerealizuotų galimybių ir norų. Pavyzdžiui, norėjote draugų ar mylimo žmogaus dėmesio, tačiau gausite visišką tylą ir niekas jūsų neprisimins. Apskritai, ši korta rodo uždarumą, tad greičiausiai ir patys norėsite ramybės ir tylos ateinančiais 2024 drakono metais. Arklys. Arklius kitais metais drakonas globos. Jei šio ženklo atstovai pasiraitos rankovės ir ims dirbti, jų laukia sėkmė bet kurioje srityje, išskyrus tarpusavio santykius. Šioje srityje arklys gali susidurti su iššūkiais ir pasirinkti ne tuos pažįstamus ir pasitikėti netinkamais žmonėmis. Tačiau finansinėje srityje arklys bus neprilygstamas. Pinigai bus uždirbami gan lengvai, pasiūlymų dėl darbo gali sulaukti dažniau nei įprasta. Ypač sausio ir vasario mėnesiais. Tik geriau rinktis tuos darbus, kur reikia mažiau dirbti, bet daugiau uždirbti. Yra tikimybė, kad darbštūs arkliai gali užsikrauti per daug įsipareigojimų ir kukliai dirbti už mažiau. Taigi, šiais metais arkliui kuklintis nereikėtų. Drąsiai prašykite pakelti atlyginimą. Ir tai galite padaryti vasario mėnesį, kovą, balandį ir lapkritį. Meilės reikalų srityje gali įvykti pokytis. Galimybė atsisveikinti su partneriu, su kuriuo santykiai jau senai išsisėmė. Vieniši arkliai sulauks savo lemtingų santykių. Drakonas atsiųs jums tą tikrąjį arba tikrąją, su kuriuo nugyvensite ne vienus metus. Tam palankus mėnesiai yra vasaris, liepa ir rugpjūtis. Ir rugsėjis. Inkaras taip pat jums žada ramius ir stabilius metus. Ir jei turite kažkokį tai senai pradėtą projektą, tai labai geri metai jį pabaigti ir sustabilizuoti savo gyvenimą. Inkaro korta tai yra darbo korta. Taigi vėl darbas, darbas ir darbas. Prisiminkite, kad drakonas sakė nedirbti veltui ir kad drąsiai galite prašyti atlyginimo pakėlimo. Todėl ir inkaro korta jums sako, kad nepersidirbkite, nes gali kilti didelis noras sunkiai dirbti ir ne tik darbe, bet ir namuose. Pavyzdžiui, įsinorėsit viską pertvarkyti, perstumdyti baldus ir taip toliau, ar ne? Prisiminkite, kad parvargusius arklius nušauna, tad saugokite savo sveikatą ir nepersidirbkite. Ožka. Ožkai drakonas paruošė išbandymų. Šio ženklo atstovams teks išgyventi nelengvą laikotarpį. Ant jų pečių kris naujos problemos ir rūpesčiai, ypač Liepos ir Gruodžio mėnesiais. Tačiau tai turės savo privalumų. Metų pabaigoje ožka turės įspūdingą galimybę, leisiančią jiems užimti lyderio poziciją 2025 metais. Bet drakonas padovanos sparnus biznėje ir karjeroje jau vasarį. Šio ženklo atstovams gims kūrybinės idėjos, kurias įgyvendinti bus lengva jau gegužės mėnesį. Galiausiai ožkos lauks ne tik pripažinimas, bet ir finansinė sėkmė. Tik vasaros pirmi 2 mėnesiai nebus tokie vaisingi, kaip norėsis. Bet rugpjūtį vėl viskas stosis į savo vėžes. Lemtingos pažintys ožkai drakono metais tai yra įmanomas, tačiau pretendentai į ranką ir širdį turėtų būti pasirenkami labai atidžiai ir skrupulingai. Kitaip gali pasitaikyti ne visai vertas žmogus šalia jūsų. Tam palankus yra keli ateinančių metų mėnesiai – vasaris, kovas, rugsėjis ir spalis. Žiurkių korta taip pat sako, kad metai bus pilni rūpesčių. Ypač būkite atidūs su įvairia technika. Gali sugesti kompiuteris, prakiurti vamzdžiai, jūs užliesite kaimynus ir taip atsiras nenumatytų išlaidų.
Taip pat žiurkės yra glaudžiai susijusios su maistu. Tad atidžiai žiūrėkite, ką valgote. Ar nepasibaigė galiojimo laikas, nes yra didelė tikimybė apsinuodyti maistu. Žiurkės yra gurmanės ir jei jūsų darbas ar verslas susijęs su maistu, tai drąsiai galite eksperimentuoti. Tai geri metai tiems, kas galvoja atidaryti restoraną ar kavinę, klientų turėtų tikrai netrūkti. Meilėje žiurkės žada daug aistringo sekso, bet nieko rimto. Todėl kaip ir drakonas, žiurkės lygiai taip pat pataria rinktis partnerį labai atidžiai ir skrupulingai. Beždžionė. Beždžionėms drakono metai apskritai bus teigiami. Problemų ir iššūkių turėsite pakankamai, bet šio ženklo atstovų imlumas padės jiems susidoroti su visais išbandymais ir net pabaigti metus nugalėtojais. Šie metai pritrauks prie beždžionės meilę. Atsiras kažkas, kas užkariaus šio ženklo atstovų širdis jau kovą ir balandžio mėnesiais. Šeimoje gyvenančios beždžionės rizikuoja nuklysti į šalį ir vėliau gailėsis dėl padaryto sprendimo. Tad pasistengkite visą vasarą susilaikyti nuo įvairių pagundų. Finansinėje ir profesinėje srityje svarbu nepasikliauti pirmuoju įspūdžiu. Reiks knisti informaciją, ieškoti specialistų patarimo ir klausytis intuicijos. Todėl visus 3 vasaros mėnesius skirkite savęs tobulinimui, nors ir kaip norėsis meilės nuotykių, o jų tikrai netruks. Gruodis atneš ir naują darbą, ir didesnius pinigus. Lokys jums žada visapusišką pagalbą. Tad, kaip ir drakonas, lokys pavasarį, kovą ar balandžio mėnesį moterims atsiųs tikrai vertą dėmesio vyrą, kuris rūpinsis jumis, padės tiek finansiškai, tiek dvasiškai, žodžiu, globos ir rūpinsis jumis. Labai didelė tikimybė, kad beždžionėms vyrams jau metų gale atsiras draugas, partneris ar šiaip aukštą statusą užimantis žmogus, kuris pagelbės jums biznyje ar jūsų versle. Gali būti taip, kad tai bus jūsų būsimas partneris, kuris investuos pinigus į jūsų verslą. Aplamai, lokys beždžionėms pataria ateinančiais metais nebijoti ir kreiptis pagalbos, prašyti pagalbos, prašyti viršininko pakelti algą ar ne, pakelti pareigoms, pateikti vertingą pasiūlymą, kuris gali būti įvertintas teigiamai. Labai geri metai dalykiniams susitikimams ir dėryboms, siekiant iškelti savo interesus ir netgi primygtinai reikalauti, kad pripažintų jūsų projektą ar idėją. Geri metai pirkiniams, ypač dideliems, investuoti pinigus. Žodžiu, šie metai beždžionėms tikrai bus geri ir drąsiai galite parodyti savo stipriąsias puses ir nebijoti būti atkakliems ir reikalauti savo. Meilėje šie metai moteriams bus palankesni, kadangi, kaip ir minėjau, gali atsirasti tikrai vertas dėmesio vyras. Na, o vyrams savo energiją geriau nukreipti į sportą. Ten galite sulaukti didesnių rezultatų. Gaidys. Gaidžiams metai taip pat bus sėkmingi. Didelė tikimybė pakilti karjeroje, praplėsti ir pradėti savo verslą. Tačiau nereikėtų tikėtis, kad sėkmė pati pasibels į langą. Teks stropiai dirbti ir įdėti nemažai pastangų. Atsiras noras pakeisti darbo vietą ar net užsiimti kažkuo nauju, ko anksčiau niekada nedarėte. Gali atsirasti galimybė įgyvendinti savo svajonę.
Svarbu tik nesnausti ir pasinaudoti šią progą šiais metais. Tam labai geri mėnesiai yra vasaris, rugpjūtis, lapkritis. Šiais mėnesiais tai padaryti bus labai lengva. Su žmonėmis bendrauti gaidžių gali būti sudėtinga. Galima įtampa santykiuose su kolegomis artimaisiais, todėl diplomatijos šio ženklo atstovams prireiks kaip niekad. Nuo kovo iki pat Liepos būkite tolerantiški, nes sugriauti draugystę šiuo laikotarpiu bus labai lengva. Meilei palankus net 6 šių metų mėnesiai – sausis, balandis, gegužė, rugsėjis, spalis ir gruodis. Jei meilė aplankys jūs būtent tais mėnesiais, tai didelė tikimybė, kad ateityje laukia ir vestuvės. Sodo korta laukia malonius, lengvus, kupinus smagių įdomių susitikimų ir naujų pažinčių metus. Išryškės jūsų aktyvumas ir jei turėsite pasirinkimą likti namuose ar eiti į susitikimą, tuomet tikrai verta eiti į susitikimą ir aktyviai bendrauti su kitais žmonėmis. Jūsų populiarumas šiais metais žymiai užaugs. Ateinančiais metais drakonas gundys jūs nauja veikla. Na, o kortos sodas pataria užsiimti tuo socialiniuose tinkluose. Nauja veikla online bus labai perspektyvi. Meilėje sodas žada daug vakarėlių ir pripažinimų. Tada eikite į žmones, spindėkite, rodykite save. Jūsų meilė jau čia pat. Netgi sėdėdami namie, jūs vis vien susipažinsite su savo išrinktuoju ir išrinktąja. Ir tai įvyks socialiniuose tinkluose. Sodo korta žada jums populiarumą visose srityse. Šuo. 2024 metai bus palankus ir šuniukams. Drakonas šiem ženklo atstovams suteiks teigiamų pokyčių, ypač profesinėje ir finansinėje srityse. Tikėtinas karjeros kilimas, verslo plėtra, darbo ir vietos keitimas į pelningesnį. Svarbu nebijoti ir drąsiai priimti iššūkius. Kitaip šuo gali tiesiog praleisti suteiktą jam galimybės ir likti be nieko. Tam labai palankus yra pirmi 2 vasaros mėnesiai ir rugsėjis. Meilės reikalų srityje gali kilti sunkumų. Ryšys su partneriu gali silpnėti, yra galimybė netgi išsiskirti. Jei šio ženklo atstovai nori išsaugoti sąjungą, labai svarbu dirbti šią kryptimi. Ypač bus sunkus periodas nuo gegužės iki gruodžio. Naujos pažintys taip pat gali vystytis nenuspėjamai ir visiškai ne taip, kaip norėtų šuniukas. Širdis gali būti sudaužyta. Vis dėlto galimybę jūs turėsite sausį ir kovą, dar ir balandį. Ir jei iki gruodžio santykius išsaugosite, tai jie gali tapti lemtingais. Šluotos korta taip pat pranašauja įtemptus metus, ypač santykių sferoje. Netruks agresijos, žodinių konfliktų ir nebūtinai dėl jūsų kaltės. Tiesiog kartais būna taip, kad kažką norisi aptarti su žmogum, o žmogus tampa agresyvus ir agresija išlieja ant jūsų. Taip pat šiais metais turėtumėte būti atidūs kelyje, teisingai priparkuoti automobilį, kad nebūtų baudų. Šie metai šuniukams bus palankus sporto srityje. Labai gerai pradėti bėgioti ar ne, sportuoti kažkokią tai naują sporto šaką, žodžiu, būti aktyviems ir energiją išlieti savo naudai. Taip pat labai gerai pradėti daryti remontą ir išsivalyti namus nuo nereikalingos, neigiamos energijos. Ir nukreipti savo energiją į gynybą, o ne į konfliktus. Kiaulė arba šernas.
Arba visko daug, arba visko per mažai. Taip galima apibūdinti kiauliukų ateinančius metus. Daugybė įvykių, pelnas, susitikimai ir sėkmė keisis su štiliu darbuose, santykiuose ir net tuščia pinigine. Sėkmė darbe ir finansų srityje bus kintanti. Kovas, birželis ir liepa palankus darbui ir karjerai. Kiti mėnesiai nepalankus. Didžiausias klaidingi sprendimai, kuriuos gali priimti šio ženklo atstovai, gali laukti sausio ir gegužio mėnesiais. 2024 metais svarbu nepervertinti savo galimybių, geriau žvirblis rankoje nei erelis lankoje. Vienišos kiaulytės, ieškančios idealaus romano partnerio, gali susidurti su didelė tikimybė jį rasti jau vasario mėnesį arba vasaros gale liepą ir rugpjūtį. Santykiai bus sudėtingi, turėkite kantrybės ir galiausiai atsidursite prie altoriaus. Kiauliukai, kurie jau turi partnerį, supras, kad nesuklydo pasirinkę. Yra galimybė įpūsti aistros į santykius ir pridėti jiems karštumo. Tik rudenį bus kiek sudėtingiau tai padaryti, nes rugsėjas ir spalis suteiks gerų progų pagerinti finansinę padėtį, o ne meilės santykius. Žiedas taip pat sako, kad ateinančius metus suksitės tarsi užburtame rate. Sėkmę neš tik tai partnerystė ir bendradarbiavimas arba darbas komandoje. Tiek darbo, tiek finansų sferoje suksitės užburtame rate, ką jau jums ir išpranašavo drakonas, ar ne? Nepatariu daryti jokių kontraktų, nesudarinėti jokių sutarčių ateinančiais metais, nes įsipareigosite ir atsakomybė guls ant jūsų pečių, o kiauliukai nelabai tą mėgsta. Santykiuose taip pat žiedas, kaip ir drakonas, duoda didelę tikimybę rasti tą vienintelį, kuris užmaus žiedelį ant jūsų piršto, ne, kas liečia moteris. Vyrams taip pat didelė tikimybė susirasti moterį, kuriai norėsis pasipiršti ir praleisti visą gyvenimą kartu su ja. Žodžiu, metai nebus kažkuo ypatingai, suksitės rutinoje. Tad patariu įnešti daugiau ugnies į jūsų santykius ir nekartoti tų pačių klaidų. Žiurkė. Žiurkėms 2024 metai bus sudėtingi. Kiekvieną kartą priimdami sprendimus, šio ženklo atstovai turės rinktis ir pasirinkimas bus sunkus, o klaidą galima lemti finansinius nuostolius ir pralaimėjimus. Geriausių patarėjų žiurkėms drakono metais bus intuicija. Vidinis balsas pakuždės, kaip geriau elgtis ir ką daryti, norint nugalėti. Kovas, rugpjūtis ir rugsėjis bus tušti mėnesiai visose srityse, todėl jie ir geriausi poilsiui. Meilės reikalų srityje galimos teigiamos permainos, tačiau tam reikės parodyti aktyvumą. Netikėkite, kad meilė atsiras savaime. Iniciatyva tikrai nepamaišys, ir tai galite pasidaryti jau vasario mėnesį. Aplamai metai duos daugybę šansų susirasti gyvenimo draugą. Yra tikimybė, kad šio ženklo atstovai pastebės potencialų mylimąjį tarp savo pažįstamų. Geriausias mėnuo visose sferose yra balandis. Materialinėme fronte perspektyvūs bus vasaris, balandis, gegužė, liepa ir lapkritis. Ir jei žiurkės pasistengs, jos gali pritraukti pinigus į savo kišenę. Kovo mėnesį geriau nedaryti didelių pirkinių ir nekristi, nes galite įkristi į skolų duobę. Žvaigždės žiurkėms pradės atrasti save ir tapti tokiais, kokie esame iš tikrųjų. Suvokti savo savyje slypinti potencialą, parodyti savo išskirtinumą ir pademonstruoti savo talentus. Šie metai labai geri bus pradėti mokytis kažką tai, ypač online. Astrologija prioritete. Atsiras stiprus noras įgyti naujų žinių ir kažkokiu tai būdu pagerinti savąjį aš.
Intuicija tikrai kaip niekad bus stipri. Ir jei drakonas patarė jums pasikliauti intuiciją, tai žvaigždžių korta dar tik tai sustiprina. Planuokite, kurkite, svajokite. Šie metai labai labai palankus būtent planams, o ne darbams. Meilėje žiurkėms teks nusiimti rožinius akinius. Ne viskas taip gražu, kaip atrodo ir kaip norėtųsi. Bet labai didelė tikimybė, kad balandžio mėnesį jūs sutiksit tikrai tą, sakysim, savo svajonių vyrą ar moterį. Ir santykiai bus gan perspektyvūs. Žodžiu, kad ir metai bus sudėtingi, žinokit vieną, kad fortūna yra jūsų pusėje ir žvaigždžių korta visą laiką sako, kad kaip ten bebūtų, visi jūsų planai ir visos svajonės išsipildys, galbūt ne taip greit, kaip jūs norėsit, bet kelrodė žvaigždė visą laiką šviečia jums priekį ir nesustokit, eikit ir svajokit. Jautis. Jaučiams drakonas bus palankus. Šio ženklo atstovai galės pasiekti svarbių pergalių profesinėje srityje, padidinti pajamų lygį, tačiau jiems reikės sunkiai dirbti siekiant sėkmės. O sėkmė tikrai ateis, nes Lenormand korta kitų metų prognozija yra labai labai sėkminga. 2024 metais labiau sėkmė lydės tik tuos jaučius, kurie meilės reikalus paaukos karjerai. Tai vat būtent karjeroje Saulė ir sako, kad galimi didelis pripažinimas, pagarba ir netgi apdovanojimas. Balandį ir gegužį šio ženklo atstovams gali atrodyti, kad visos jo pastangos nueina veltui. Bet šiuo atveju svarbiausia nepasiduoti, nes vėlgi Saulė sako, kad viskas tikrai pasiseks, tai ką jūs suplanavo, tai ką jūs galvojo, tai ką jūs darė, tikrai vainikuos sėkmė. Ir pirmus 3 mėnesius investavę į verslą ar mokymus, vaisius skinsite jau Liepos mėnesį. Svarbu dirbti 2024 metais, net jei pradinis rezultatas bus 0, pastangos duos vaisių ir rugpjūtį, ir rugsėjį dar. Iš minusų galimybė patirti nemalonumų dėl žmogaus iš artimos aplinkos. Šio ženklo atstovai turėtų būti atsargūs santykiuose ir nepatikėti savo paslapčių bet kam. Saulė taip pat tai sako, ar ne, kad jūsų paslaptis gali būti apšviesta, ar ne, ir tiesiog iškelta į viešumą. Todėl tikrai būkit atsargus ir žiūrėkit, kam ir ką sakot ką. Šeimoje gyvenantys jaučiai bus patenkinti santykiais su partneriais visus metus. O vieniši tikėtina, jei ir ras meilę, tai santykiai su išrinktuoju plėtosis lėtais ir šiais metais vestuvės mažai tikėtinos. Meilė jūs aplankyti gali gegužės, birželį ir spalio mėnesį. O lapkritį nesiimkite nieko, tai mėnuo poilsiui. Saulės korta dar taip pat jums žada, kad ateinančiais metais galite tikėtis labai daug pramogų. Ir žodžiu, tokių dalykų, kurie jūs tiesiog džiugins ir malonins, ar ne? Gera sveikata, nuotaika, taip pat gali rodyti pagalbą, kuri netrukus jums bus suteikta. Žodžiu, tai bet kokio darbo teigiamas rezultatas ir sėkmingas visų problemų išsprendimas. Todėl šiais nelengvais, ar ne, metais Saulė jum tiesiog dadėjo, sakykime, to optimizmo ir ramybės, harmonijos ir psichologinio komforto jums. Tigras. Tigrai gali tikėtis pergalių visose srityse, tačiau jiems reikės kovoti su stipriais konkurentais, tiek profesinėje srityje, tiek meilės reikalų fronte. Drakono metai puikiai tinka pradėti ilgalaikius planus.
jei tigrai sugalvos dirbti savo, jie galės padėti pamatą būsimam verslui, kuris sulauks sėkmės. 2024 metai jiems labai geri pirkti nekilnojamą turtą, plėtoti profesinę sritį, keisti gyvenamą vietą ir aplamai įgyvendinti savo svajones. Geriausiai mėnesiai tam – gegužė ir birželis. Meilės fronte kunkuliuos aistros. Vieniši tigrai gali pradėti įspūdingą romaną, šeimoje gyvenantis taip pat gali kilti noras nuklysti šiek tiek į šalį. Tačiau partneris taip pat nesnaus ir gali paskatinti tigrą nerimauti. Bet metų pabaigoje šio ženklo atstovai suvoks, kad sutuoktinis arba sutuoktinė tai yra tai, ko jiems iš tikrųjų reikia. Liepos mėnuo visiškai tuščias, todėl pailsėkite ir pasiruoškite ateinantiems pinigams, kurie pradės plaukti į jūsų piniginę nuo spalio mėnesį iki pat metų galo. Širdies korta, žinoma, kad sako, kad romantikos tikrai tigrams šiais metais netruks. Pagrindinė sfera metų sfera ir bus meilė, romantika, jausmai. Vienišų tigrų laukia naujas romanas, nauja meilė, tiesiog ryškūs įvykiai, kurie paliks pėdsaką jūsų sieloje. Tačiau noriu priminti, kad nuo meilės iki neapykantos tik vienas žingsnis, todėl nepamirškite to ir valdykite savo emocijas ir aistras. Darbo sferoje taip pat laukia pasitenkinimas, tiesiog mylėsite tai, ką darote, jausite pasitenkinimą dėl to, kad padarėte viską, ką suplanavote. Žodžiu, tigrų laukia meilė visose srityse. Kiškis arba katinas. Kiškiui drakonas bus palankus ir atvers jam svaigias perspektyvas. Svarbiausia, kad šio ženklo atstovui nepasiduotų ir nebijotų pasinaudoti pasiūlytomis galimybėmis. Kiškiams svarbu suprasti, kad 2024 metais jų sėkmė daugiausia priklauso nuo pasitikėjimo savimi ir drąsos. Tai metas pavirsti plėšikais. Finansų srityje sėkmė nebus palanki, jei eksperimentuosite. Išbandyti metodai bus patikimesni. Geriau iš anksto sudaryti veiksmų planą, apskaičiuoti visus ėjimus, o ne tikėtis stebuklo. Kūrybinėje veikloje svarbu išlaikyti paslaptingumą. Nereikėtų dalinti savo idėjomis su visais iš eilės. Planai gali būti pavogti, todėl kiškiai liks nieko nenuveikę. Rugsėjį ir spalį pabūkite ramiai, o jau Liepą visos žvaigždės bus jūsų pusėje. Meilės fronte viskas bus nuostabu, šio ženklo atstovai esantys santuokoje bus laimingi, o vieniši, jei parodys aktyvumą, tikrai atras savo meilę. Tam geriausias laikotarpis yra paskutinės pusė metų. Paskutiniai metų mėnesiai. Rakto korta taip pat atveria duris. Rasite išeitį, išspręsite savo problemas, teisingai įvertinsite problemas, pasirinksite tinkamą strategiją ir galėsite išeiti iš keblios padėties. Ir naujas gyvenimo etapas pradėtas bus jūsų šiais metais. Tai naujos pradžios ir sėkmės metai. Jei norite pradėti savo verslą, pabandykite savo pomėgį paversti verslu, bet tik tai, ką senai jau darote. Pavyzdžiui, gal jūs mezgate, gal siuvinėjate, gal kažką taisote ar panašiai. Tai paverskite hobį verslu ir jisai tikrai klestės. Meilėje ir raktas kviečia būti ryžtingesniam. Jei jūs laikote rankoje raktą, vadinasi, visas galimybės yra jūsų rankose. Tad tikrai būkite ryžtingesni ir pasinaudokite galimybę atrasti, sutikti savo meilę. Gal ne tiek, kad atrasti, gal tiesiog pasinaudokite galimybę. Kažką tai padarykite dėl žmogaus, kuris jums patinka, arba
tiesiog parodykite iniciatyvą ir manau, to tikrai užteks. Korta raktas tikrai suteiks daug drąsos kiškiukams, bailiukams ir metai jums bus labai geri.